Kitą rungtynių visą maratoną kol kas. Na, kaip matom, kad tą maratoną vis tik tai atlaikom kol kas tai sėkmingai, nors trečias rungtynės per labai trumpą laiką žaidėm, bet atrodo, kad žaidėm energingai ir gerai gindamiesi, agresyviai. Ir kas galvoju ir buvo raktas į pergalę ir kas svarbiausia, kad vėl gavo visi žaidėjai, kurie buvo registruoti pažaisti ir turėti tų minučių besiruošiant atkrintamosioms varžyboms ir paskutinėms likusioms reguliaraus sezono varžyboms ir rungtynėms. Pastaruoju metu Dzūkija tarsi neblogos formos, neblogi rezultatai, bet šiandien atrodo, kad ir su tai jų gynyba problemų neturėjo. Taip, tikrai šiandieną mes užtikrintai dominavom nuo pat pradžių. Be abejo, kad reikia pripažinti, kad Dzūkijoje trūko pagrindinio centro, kuris vis tik yra jiems didelė jėga ir aš įsivaizduoju, kad jiems trūko, bet čia, kaip sakant, jau yra tikrai ne mano problemos. Aš arba mes žiūrim, kaip spręsti savas.